sugrįžę į mano kanalą ir įsijungę mano naują video. Šį kartą aš noriu papasakoti apie savo atsinaujinusią veido priežiūrą bei naujus produktus. Tad pradėkime. Manau, visi gerai prisiminate šį Biodermos putojantį gelį prausiklį riebiai mišriai odai. Aš jį rodžiau per favoritus, net viename mano video buvo veido priežiūra vakaro su šiuo prausikliu. Ir aš jį naudoju nuo pavasario iki maždaug dabar. Yra veido prausiklis riebiai mišriai odai, bet dabar mano pradėjo oda sausėti. Gaila, bet nebegaliu naudoti šio prausiklio, tad dabar naudoju šį. Na taip, čia mėginukas, bet tai yra The Body Shop vitamino E veido prausiklis. Turiu mėginuką tik dėl to, kad nenorėjau iš karto pirkti didelės pakuotės. Visų pirma, aš noriu išbandyti, ar man jis tiks, ar patiks, ar viskas bus gerai. Štai kaip jis atrodo. Toks paprastas, šviesiai rožinis. Ir man iš tikrųjų labai patiko šis prausiklis. Tad kai tik pabaigsiu šį mėginuką, kurio liko labai mažai, tikrai nusipirksiu normalaus dydžio šio prausiklio pakuotę. Man jis patiko dėl to, kad jis yra labai švelnaus ir lengvo kvapo, putoja gerokai mažiau negu šis Biodermos prausiklis, bet tai nieko tokio. Ir jis yra šiek tiek tirštesnis negu šis Biodermos prausiklis. Patiko, kad juo nusiprausus jau jaučiuosi, nežinau, kaip atsigavus, oda atrodo tokia, wow, tokia labai neapibūdinsiu to, bet labai geras jausmas. Apie prausiklis jau pašnekėjom ir galima perti prie veido kremo. Tai yra Bioderma drėkinamasis atkuriamasis kremas riebiai mišriai odai. Štai. Na, taip, jis gal ir parašyta, kad drėkinantis, bet ko gero dėl to, kad riebiai mišriai odai, todėl man jis taip pat nelabai tiko. Ir juo pasitepus kažkaip jau stavosi man truputėlį toks kaip ir lipnumo efektas ir šiek tiek net niežėdavo. Na, bet jis tikrai, nemanau, kad jis yra blogas, tiesiog jis netiko mano odai. Tad dabar nusipirkau štai šį, taip pat The Body Shop, vitamino E, mažą indelį šio naktinio kremo. Ir jo yra toks gaivus ir švelnus kvapas. Jis, aišku, kad yra panašus į šio prausiklio mėginuko kvapą, dėl to, kad čia yra tas pats vitamino E serija, bet šitas žymiai gaivesnis. Man jis tikrai labai patiko. Aš jį naudoju taip pat 4 vakarus, kaip šitą, nes tuo pačiu metu. Man jis labai patinka, visų pirma dėl to, kad nuo jo neniežti veido ir nelimpa pasitepus. Jis yra tikrai labai lengvos tekstūros. Jo labai mažai užtenka, nes jis yra gana riebokas. Čia vitamino E serija yra labai turtingos sudėties. Produktuose yra kviečių, gemalų aliejaus, kakavos sviesto, bei vitamino E. Savai nesuprantama, kadangi net parašyta vitamino E serijos produktai, kaip rašoma, saugo nuo aplinkos taršos. Na tikrai, tai yra kaip ir apsauga veidui. Aišku, čia yra tik naktinis kremas, bet aš šiek tiek tikrai galvoju ir apie dieninio kremo pirkimą. Nežinau, dar pagalvosiu. Bet taip, tikrai man ši vitamino E serija labai patinka. O micelinis vanduo nepasikeitė, nes šis Biodermos micelinis vanduo man tinka ir patinka. Taip pat dar turiu šį Evenė šaltinio vandenį. Jis yra purškiamas. Evenė vanduo man labai patinka dėl to, kad jis turi raminamųjų savybių, jį galima purkšti po veido valymo procedūrų, taip pat ir ant makiažo. Tikiuosi, nenutekės makiažas. Na ir aš jau purškiuosi gan retai. Vasarą purkšdavausi, kai būdavo labai karšta ir tiesiog norėjusi atgaivinti veido odą, bei kai nusprendžiau nieko nedaryti odai. Nestipti kremu, tiesiog nusiplauti prausikliu ir tada kartais pasipurškiu tiesiog šiuo Evenė vandeniu. Na, jau pakalbėjome apie produktus, naujus ir senus, gerus ir dar geresnius. Tad dabar norėčiau jums parodyti, kaip vyksta mano vakaro veido priežiūros rutina, tad persikelkime tenais.
naudosiu micelinį vandenį, todėl kad jeigu iškart prausiuosi su praustikliu, tai viskas išsivarinėtų ir čia, ir kadangi tamsesnis lūpdažis, tai dėl to pirmą apsivalysiu savo makiažą su šiuo miceliniu vandeniu. Pasiimu šį autodiskelį ir užpilu ant jo. Štai, ir dabar naudosiu šį mėginuką. Ir dabar savo veidą pasitepsiu šiuo kremu. Na štai tokia mano vakaro veidos priežiūros rutina, tikiuosi jums patiko. Ir susitiksime kitame video. Iki.